Tai sveiki dar kartelį visi. Jau išgirdau kai kurių vardus, dar ne visų, dar jūs prisijungėt. Koks jūsų vardas? Augustinas. Živilė. Ruslanas. Gerai. Aš esu Agnė, kaip jau sakiau. Tai aš esu psichologė. 14 metų dirbu ne kvėpavimo srityje, ne tik kvėpavimo srityje, bet vedu mokymus įvairiausius ir atsipalaidavimo, ir relaksacijų, ir kvėpavimo. Daug mokymų yra apie įtampą ir stresą, nes turbūt šiais laikais tai yra be galo svarbi ir aktuali tema. Tai šiandien mūsų ta dalis apie kvėpavimą. Nematot jokių skaidrių, tai šiandien aš kalbėsiu, štai ir sakau, kad jeigu kažkas nesigirdės, sakykit, galiu ir garsiau. Ir būtinai darysime praktinių užsiėmimų. Būtų gerai pasirūpinti, kad garsų nebūtų netrukdytų jokie garsai. Jeigu įmanoma. Ir daugiausia turbūt šiandien sėdėsim, bet kam bus patogu, jeigu tik galėsit, prašysiu ir truputėlį atsistoti. Gerai, kad neatsibostų sėdėti. Ką jau žinot apie kvėpavimą? Tiesiog, kokius dalykus žinot apie kvėpavimą? Kodėl jis mums svarbus? Vanda. Kodėl mums svarbus kvėpavimas? Kad oro įkvėptume. Kam jis reikalingas tas oras? Kad gyventume. Gyvybei palaikyti teisingai. Kai mes gimstam, kai kūdikis gimsta, gydytojai rašo, kad jis gimęs kada? Tada, kada jis pirmą kartą įkvėpia oro į plaučius, taip? Ir kas būna, jeigu jis neįkvėpia? Tada kūdikis talpinamas į inkubatorių ir nepalaikoma gyvybė. Kada žmogus laikomas, kad jisai numiršta? Tada, kada išleidžia paskutinį atodūsį. Kvėpavimas yra gyvybė, kaip Vytautas sako, taip? Kvėpavimas yra gyvybė ir sakoma taip, kad ilgamžiškumas yra vienas iš pagrindinių organų, ilgamžiškumo yra plaučiai. Ir labai svarbu žinoti, kad bet kada mes galim plaučius savo treniruoti. Kada mums būna 35 metai, mūsų plaučiai, jų tūris pradeda mažėti. Kada mums būna 50, plaučių tūris sumažėja net 50%. Kada mums būna 70 metų, plaučių tūrio, jeigu mes jų netreniruojame, lieka tik tai 30%. Vadinasi, mūsų organai taip pat netenka labai daug deguonies, jeigu mes netreniruojam savo kvėpavimo. Atrodo labai paprastas dalykas, mes kiekvieną dieną tai darom, bet labai dažnai neatkreipiam dėmesio, kad mes kvėpuojam ir kaip mes kvėpuojam. Kada mes pradedam treniruoti plaučius, mes prailginam ir savo gyvenimo trukmę ir organai yra daugiau aprūpinami deguonimi. Ta labai svarbu žinoti. Netaisyklingas kvėpavimas atsiranda dėl kelių priežasčių. Ir koks yra netaisyklingas kvėpavimas, jis yra toks paviršutiniškas. Tada, kada mes įkvėpiam labai nedaug oro ir jo nedaug iškvėpiam. Kaip galvojat, kada atsiranda netaisyklingas kvėpavimas? Kodėl? Nes kai gimstam... Išsigandus, taip, supykus išsigandus dėl kažkokių emocijų. Kai įtampas išgyvenam stresą, bet dar dėl labai svarbių tokių priežasčių, labai dažnų. Kaip galvojat? Taip, laikysena, sėdėsena, netaisyklinga laikysena, tuoj pasakysiu kodėl. Netgi drabužiai. Dabar madoje tokie aptempti visokie drabužiai, kurie suveržia mūsų pilvą ir neleidžia jam kilnotis, kai mes kvėpuojam. Ir dėl šitų priežasčių
mes pradedam netaisyklingai kvėpuoti. Nes jeigu matytume vaiką, arba jeigu mes matytume gyvūną, mes pamatytume, kaip kilnojasi jo pilvas. Bet mūsų pilvai, kai mes kvėpuojam, ne visą laiką kilnojasi. Tuoj mes pasitikrinsim, ar mes kvėpuojam taisyklingai. Ir jeigu šito nežinojot, tai prašysiu kiekvieną dieną pastebėti savo kvėpavimą, nes tai yra be galo svarbu jūsų sveikatai. Tai netaisyklingas kvėpavimas yra tada, kada mes kvėpuojame krūtine. Va šitaip. Kas vyksta? Kas įvyksta? Keliasi mūsų pečiai, keliasi mūsų krūtinė, šonkauliai, plaučiai išsiveržia taip į priekį. Taisyklingas kvėpavimas yra kvėpavimas naudojant pilvą. Tuoj mes viską išbandysim, bet truputį dar kas ir kodėl. Gerai? Tada, kada mes netaisyklingai kvėpuojame, kas įvyksta? Koks organas kvėpavimo yra pats svarbiausias? Pats pagrindinis? Kaip galvojat? Ne plaučiai. Diafragma. O kas ta diafragma, žinot? Diafragma yra toks raumuo po plaučiais, jis toks kaip parašiuto formos raumuo, kuris dirba, kaip mes kvėpuojam, jeigu mes jį įdarbinam. Bet, kaip sakiau, jeigu mes suspaustai kažkaip sėdėm, nugara neištiesta, tada diafragma neturi erdvės. Ką jinai daro? Jinai ieško, kas kompensuotų tą jos darbą. Ir žinot, ką jinai pasitelkia į darbą? Kaklą, pečius ir nugarą. Dirba šitie raumenys. Kas atsiranda, kai jam būna našta šitiem raumenim? Kas būna, ką jūs jaučiat? Skausmą. Pradeda skaudėti kaklą, pradeda skaudėti pečius, dėl to, taip, dėl netaisyklingos sėdėsenos, dėl mažai judesio, bet ir dėl to, kad mūsų diafragma nedirba. Ir atsiranda skausmas, taip? Dar kas atsitinka dėl netaisyklingo kvėpavimo, jeigu trūksta oro mūsų smegenim. Kas atsitinka? Ką jūs jaučiat kartais? Ką jaučiat galvoje? Spengia, taip. Galva gali suktis, taip, svaigimas galvos gali atsirasti. Daug dažniau mes išgyvenam nerimą. Kai trūksta smegenim oro, daug dažniau mes išgyvenam nerimą ir kažkokią liūdesio emociją, nes vien dėl šitos priežasties, ar ne, būna kažkokių rūpesčių, atrodo viskas susideda į vieną krūvą, pergyvenam dėl sveikatos, dėl visko, bet kai mes įkvepiam daugiau oro, atrodo ir šviesesnė diena pasidaro. Ne? Labai gerai, jeigu tas oras yra šviežias, gaivus. Ir aišku, jeigu mes įkvepiam jo daugiau, tai šiandien mes treniruosime šitą daryti. Kas dar atsitinka? Jeigu oras nekeliauja per mūsų visą kūną, kas atsitinka? Ar jaučiat kartais, kad šąla jūsų rankos ir kojos? Jaučiat. Tai irgi dėl tos priežasties, kad kraujas necirkuliuoja kūne. Kvėpavimas sutrinka, necirkuliuoja kraujas po visą kūną, neišnešioja tiek maistinių medžiagų, tiek deguonies ir mūsų rankos, kojos gali tirpti, gali šalti, ar ne, reikia vis patrinti, jaučiam, kad šąla, kartais miegam net turbūt su kojinėm, ar ne, ir bendrai mums šalta, šalčiau. Dar kas atsitinka su mūsų atmintim? Prastėja mūsų atmintis, ne, nes irgi trūksta smegenim deguonies. Taip? Žodžiu, daugybė dalykų, kurie nelabai geri, nelabai malonus. Ir sapnai, ir miegas, teisingai, labai gerai Vytautai, kad paminėjot,
mūsų miegas gali sutrikti, ar ne, dėl paviršutiniško kvėpavimo. Tai labai svarbu išmokti taisyklingai kvėpuoti. Dar kokia to nauda, kad paskui jau neplepėčiau, o tik tai darytume pratimus. Dar kokia nauda, jeigu sakiau, kad atmintis suprastėja, ar ne, tai kai mes pradedam taisyklingai kvėpuoti, mums atsiranda daugiau energijos, nes kūne išnešiojame daugiau deguonies. Mes turim daugiau energijos, mes esam sveikesni, nes imuninė sistema gerėja. Mūsų imuninė sistema, mes mažiau sergam, imunitetas truputėlį reguliuojasi, emocijos, ar ne taip gal pergyvenam. Žodžiu, daug įvairių dalykų gerų atsitinka ir, kaip sakėm, gyvenimas, tai yra kvėpavimas, tai yra gyvenimas, tai mūsų ilgamžiškumas irgi padidėja. Tai šiandien mes pabandysim įvairių pratimų. Labai ilgai ir daug nekvėpuosim, truputėlį mainysiu pratimus, kad paskui galva neapsvaigtų mums gerai nuo per daug deguonies. Esat girdėję tokį posakį, kad kai išvažiuojame į gamtą ir sakom, įsiskaudėjo galva, turbūt per daug oro, ar negavom. Tai kartais yra ta hiperventiliacija. Tai labai svarbu, jeigu jūs pratimus tos taikysit, šiandien aš parodysiu jų daug. Bet jų nereikės taikyti visų vienu kartu, nes hiperventiliacija irgi gali būti, ypač jeigu padidės kraujospūdis, tai negalima ilgai kvėpuoti vienu metu, ar ne, labai daug kartų, arba sulaikyti oro. Šiandien mes pabandysim tiek, kiek jums bus patogu. Gerai, Vanda? Kai jausit, kad per sunku, pavyzdžiui, vienas pratimas bus, kai mes sulaikysim orą ir kiekvienas tai darysit savo tempu. Gerai? Labai paprastus pratimus darysiu, nes sudėtingesni yra tada, kada mes jau labiau išmokstam tą kvėpavimą mūsų valdyti ir plaučius mūsų valdyti. Gerai, tai dabar pereikim prie mūsų kvėpavimo. Pats paprasčiausias būdas patikrinti, kaip mes kvėpuojam, yra toks. Uždėkim vieną ranką, nesvarbu kurią, ant krūtinės, o kitą ranką ant pilvo. Uždėkim. Ir jeigu norisi, galim būti atsimerkę, jeigu norisi, galim užsimerkti. Ir mes įkvėpsim, pirmą susakysiu, ką darom, paskui darysim. Įkvėpsim per nosį ir žiūrėsim, kuri ranka, dabar nieko nesakysiu, bet pastebėkit, kuri jūsų ranka pakils, kai jūs įkvėpsit, gerai, ir man paskui pasakysit. Tai pabandom, įkvėpiam per nosį ir iškvėpiam per burną. Dar kartelį įkvėpiam giliai per nosį ir iškvėpiam per burną. Dabar trečią kartą iškvėpsim su tokiu garsu. Gerai. Pabandom, įkvėpiam per nosį. Kai jūs įkvėpinėjot, kuri ranka jums pakilo? Ar šita, ar šita? Šita, viršutinė. Irgi viršutinė. Tai reiškia, kad kvėpavimas yra netaisyklingas. Atsimenat, kai sakiau, jeigu mes kvėpuojam krūtinę, mes kvėpuojam paviršutiniškai. Tai šiandien jūsų užduotis išmokti, dar mes pabandysim įkvėpti ir iškvėpti taip pat, kokius 3 kartus, gerai? Bet dabar gal atrodys dirbtinai, bet taip mes treniruojame diafragmą. Kai įkvėpsim, pabandykim įsivaizduoti, kad mes įkvėpiam per vamzdelį. Ir kad mūsų pilve yra balionas, kuris išsipučia. Gerai. Tai bus toks 3 dalių kvėpavimas. Kai mes įkvėpsim, pirmai įsipūs mūsų pilvas, tada krūtinė šiek tiek ir raktikauliai, ar ne, pakyla. Bet pirmiausia, pakyla mūsų pilvas. Ir kai iškvėpsim,
Pirmiausia, turės nusileisti pilvas, tada krūtinė ir raktikauliai. Gerai, pabandom. Rankas, kol treniruojamės, laikom ant kūno. Gerai, kai jau išmoksit, galėsit tik pasitikrinti dienos eigoj. Gerai, pabandom. Dabar vėl 3 kartus. Gerai, įkvepiam per nosį. Iškvepiam per burną. Kai iškvepiat, niekada nedarykit tokio vamzdelio. Jau oro neišleisit pilnai. Turit iškvėpti pro pravertą burną. Atpalaiduota visiškai. Čia va šitaip turi būti atpalaiduota. Žandikauliai labai svarbi mūsų dalis, ar ne, ir lūpos. Neturi būti, nes tai jau bus įtampa. Dar kartą pabandom, įkvepiam. Iškvepiam. Dar kartelį įkvepiam per nosį, pilvas įsipučia ir iškvepiam. Galit ir su garsu iškvėpti, tada išleidžiam tokį savo net emociją kažkokią. Dar kartelį. Puikiai. Va, labai gerai. Atsimenam, kad niekada nedarom šitaip lūpų, ar ne? Ir nuo šiol pabandykit, kai jūs kvėpuojat, dienos eigoj, kai valgot, ar tiesiog sėdit, pabandykit tą savo ranką vis užsidėti. Nesakau, kad visą laiką kvėpuosit pilvu, bet kuo dažniau atsiminsit, kad reikia kvėpuoti išpučiant pilvą, tuo dažniau jūsų kvėpavimas bus gilus. Nepaviršutiniškas. Ne? Gerai, dabar pabandysim kitokį kvėpavimą. Neapsisuko galva? Gerai, dabar pabandysim kitokį kvėpavimą. Galim prieš tą kvėpavimą truputėlį pamaigyti rankas, truputėlį darbinti, kad nepavargtume čia nejudant sėdėti. Jeigu kas norės, truputėlį išpurtom. Va, dabar galvą šiek tiek pasukam į vieną pusę, lėtai, ausį paguldom, į kitą pusę, ausį paguldom. Taip. Dabar padarysim tokį masažą. Dar mes organizme turim tokį nervą, klajoklinį nervą. Va, drąsiai, Vanda, galite atsistot, kam patogu irgi galite atsistot. Yra toks klajoklinis nervas, kuris padeda reguliuoti emocijas. Labai susijęs su emocijų nervinės sistemos reguliacija. Tai dabar padarysim trumpai jo masažą, gerai? Va čia yra šitos dalis, šonai mūsų kaklo ir pabandysim pasukti. Gerai, va šitaip, ten, kur yra miego arterija. Va, pasukam sukamaisiais judesiais. Puikiai. Va. Gali atsirasti toks tingulio, kartais net žiovulio jausmas, jeigu apims, tai gali drąsiai nusižiovauti, čia toks atsipalaidavimas. Dabar kitas taškas yra už ausų, va čia kur kaulas toksai yra, irgi sukamaisiais judesiais mes tą nervą klajoklį masažuojam. Kai sunku užmigti, jeigu sunku vakarais užmigti, va šitą masažą galite pasidaryti. Jisai atpalaiduos, va, puikiai. Kitas taškas yra va čia, kur yra raktikauliai po raktikauliais, viršui krūtinės, irgi sukamaisiais judesiais, va, pasukam, padarom, irgi tiek, kiek norisi, nėra kažkokio skaičiaus, va, ir nusipurtom dar rankas. Puikiai. Dabar pasidarysim kvėpavimą kitokį. Jis labai tinka tada, kada sukasi labai daug minčių visokiausių, pavyzdžiui, prieš miegą ir negalim kažkaip užmigti, ar ne? Tada skubam pas gydytoją, prašom vaistų nemigai, bet pabandysim išmokti tokį kvėpavimą, kur mes skaičiuosime. Gerai? Visi turbūt mokam skaičiuoti iki 4, daug nereikės. Tai pabandysim. Kol kas skaičiuosiu aš
jeigu mano tempas jums netiks, skaičiuokit savo mintise, gerai? Tai bus toks kvėpavimas kvadratu. Mes įsivaizduosit mintise, ar ne, kad prieš jūs yra kvadratas. Mes per 4 skaičius įkvėpsim, per 4 skaičius sulaikysim orą truputėlį ir per 4 iškvėpsim. Gerai? Ir vėl įkvėpsim, sulaikysim orą per 4 ir iškvėpsim. Aš skaičiuosiu, jums dabar nieko nereikės daryti, kai patys vieni būsit, skaičiuosit mintise. Gerai? Tai pabandom irgi po 3 kartus, gerai? Galit užsimerkti, galit būti atsimerkę, jeigu atsistoja, pažiūrėkit, kad galva neapsisukta, ar ne, jeigu užsimerksit. Pabandom, gerai? Pabandom ramiai. Vėl per nosį įkvepiam, vėl žiūrim, kad pilvas mūsų keltųsi. Gerai? Pabandom. Įkvepiam per nosį. 1, 2, 3, 4. Sulaikom kvėpavimą. 1, 2, 3, 4. Iškvepiam. 1, 2, 3, 4. Dar kartelį. Įkvepiam. 1, 2, 3, 4. Sulaikom. 1, 2, 3, 4. Iškvepiam. 1, 2, 3, 4. Puiku. Nepavargot. Dar kartelį. Paskui bus sunkiau. Dar kartelį įkvepiam. 1, 2, 3, 4. Sulaikom. 1, 2, 3, 4. Iškvepiam. 1, 2, 3, 4. Labai svarbu žiūrėti tempą. Įkvėpimas ir iškvėpimas toliau sekančiam skirsis. Kai mes įkvėpsim, aš skaičiuosiu iki 4. Kai mes sulaikysim, pabandysit. Jeigu jau labai pritrūks oro, tai viskas gerai. Bet pabandysim sulaikyti, skaičiuojant iki 7, o iškvėpti per 8. Kad iškvėpimas būtų 2 ilgesnis už įkvėpimą. Gerai? Ir nepamirškit būtinai, tai ką mes dabar treniruojamės, pasikartoti vis. Bent 1 kartą dienoje, kai prisimenat. Ne? Pabandom. Jeigu pavargsit, sakykit, padarysim pertrauką. Gerai? Pabandom. Vėl aš skaičiuosiu, jums nieko daryti nereikės, bet jeigu jausit, kad trūksta jau oro, jau viskas jau nebegalit, drąsiai viskas gerai savo tempu. Bet pabandom. Gerai? Įkvepiam. 1, 2, 3, 4. Sulaikom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ir iškvepiam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kai jūs iškvėpinėjat, pasistengkite tai daryti labai, labai lėtai. Aš dabar neskaičiuosiu, bet pabandysiu jums parodyti. Gerai? Įkvepiu. Sulaikau. Ir ne vienu metu, ar ne, ir iškvepiu, o labai, labai iš lėto, kad iškvėpimas būtų ilgas. Ar žinot kodėl? Todėl, kad mes iškvepiam visą nereikalingą orą ir plaučių tūrį padidinam, nes mes galim įkvėpti jo dar daugiau. Gerai? Pabandom dabar vėl visi kartu. Gerai? Dar 2 kartus. O, jau žiovauja labai gerai, vadinasi atsipalaidavimas. Taip, ir kai jūs darot, gali apimti toks tingumo jausmas, netgi gali būti toksai noras prigulti, tai mūsų kūnas atsipalaiduoja.
Kvėpavimą aš darau kiekvieną vakarą, nors ir taip, kai pavargstu, atrodo, krisiu į lovą ir užmigsiu. Va, irgi labai gerai. Jau kūnai sako, kad jau atsipalaidavom, ar ne? Tai vakare ypatingai svarbu padaryti gilų kvėpavimą. Tai pabandom dar kartelį. Įkvepiam. 1, 2, 3, 4. Sulaikom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iškvepiam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaip sekasi? Pavyksta pagal skaičiavimą? Puikiai. Galit prisėsti arba galit likti stovėti. Dabar, kad mums galvos labai neapsvaigtų, pasidarysim pratimą, kur truputį neleis mums prisnūsti, bet kartu tas pratimas sumažina mūsų nerimą. Jeigu dėl kažko labai pergyvenam, nerimaujam, mums reikės mūsų rankų. Iškelkim dabar savo ranką, su kuria dažniausiai viską darom. Dažniausiai būna dešinė, ar ne, kur rašom, valgom. Pasiruoškim šitą savo ranką. Gerai, kas galit? Va, truputį galim rankas patrinti dabar. Sušildyti. Va. Dabar su savo ta ranka mes surasim priešingos rankos tokį vieną tašką. Jis bus va šitoj vidiniai delno pusiai. Gerai, va čia kažkur. Dabar pagalvokit apie kažkokį savo rūpestį, nerimą, kažkokią įtampą ir sugalvokit, ar ne, gal pergyvena dėl sveikatos, gal pergyvena dėl, nežinau, dar kažko, gal kažkas kankina, nemiga kokia. Ir kai mes darysim ir tą visą pratimą, ir dabar, kai darysim va šitokį baksnojimą, tas pratimas vadinsis baksnojimas. Angliškai tai yra tappingas, tokia technika. Kai mes baksnosim, mes savo sakysim kažkokį palinkėjimą. Pavyzdžiui, jeigu neramu, kad pergyvena dėl savo sveikatos, mes galim baksnuoti ir sakyti, aš esu sveikas, aš esu stiprus. Jeigu kažkas labai labai neramina, baksnuodami mes sakysim, aš esu rami, ne? Aš esu atsipalaidavus ar atsipalaidavęs. Gerai? Arba man viskas bus gerai. Arba aš esu laimingas. Ir kai mes tai darysim savo kūne, parodysiu kaip, mes negalim turėti kažkokių blogų minčių viduje. O jei sapnai baisus? Aha, tai gal filmų kokių prižiūrit baisių? Nežiūrit filmų baisių, Vytautai? Aha, nes baisūs sapnai gali būti dėl daug priežasčių. Gali būti baisūs sapnai tada, kada mes, pavyzdžiui, prieš miegą valgom sunkų maistą kažkokį. Baisūs sapnai gali būti tada, kada mes dienos metu daug nerimaujam. Ir tada krentam į lovą, bet neatsipalaidavę krentam. Kada mes tiesiog krentam į lovą ir tada per naktį mūsų visi įspūdžiai ateina į galvą ir sapnuojam visokių košmarų. Taip? Tada reikia kvėpuoti giliai, atsipalaiduoti. Geriausia prieš miegą kvėpuoti atsigulus ne ant šono, ne ant pilvo, o ant nugaros. Per nugarą eina toks mūsų svarbiausias energijos kanalas. Energijos ir atsipalaidavimo. Ir jeigu jūs atsigulsite ant nugaros, būna nepatogu kartais, bet tiesiai ant nugaros, ištiesta nugara, ištiestais plaučiais, diafragma. Ir pabandysit giliau pakvėpuoti, jūsų kūnui, jūsų smegenim jau bus siunčiamas signalas, kad laikas atsipalaiduoti. Ir jeigu tai darysit kiekvieną vakarą,
mūsų smegenis ir mūsų kūnas turi atmintį. Ir jūsų kūnui bus siunčiamas signalas, kad jau Vytautai laikas miegot, ar ne? Tikrai taip yra, aš pati mokiausi, kai pradėjau mokytis atsipalaidavimo ar ne, įvairių technikų, man labai buvo nepatogu miegoti ant nugaros. Bet iš tiesų, kai tik atsiguli ant nugaros, mūsų kūnas labiau atsipalaiduoja, turi būti visą laiką ištiesta nugara. Ir kai sėdit, stenkitės visą laiką pasitikrinti, ar jūsų nugara yra ištiesta, ar čia nėra užsirietę, kur yra diafragma, ar jinai turi pilnai vietos, kaip dirbti. Ta labai svarbu atidžiai pasižiūrėti. Ne? Vėliau, kai jau atsipalaiduojat, kai jau užmiegat, kaip galvojat, jeigu mėgstat miegoti ant šono, ant kurio šono geriausiai miegot, kaip galvojat? Ar ant kairio, ar ant dešinio? Ant dešinio patogiau, bet ant kairio šono miegoti yra geriau. Žinot kodėl? Tai nėra mano sugalvota. Tai yra tyrimais įrodyta, ar ne, sveikatos tyrimais. Kai mes atsigulėm ant kairio šono, mūsų visi organai balansuojasi, sugrįžta į savo vėžes, mūsų širdies darbas yra geresnis ir kraujotaka yra geresnė. Tai vad, kai jau atsipalaiduojat, tada reikėtų atsigulti ant kairio šono ir jeigu patogu ant šono užmigti, tai tada ant kairio stengtis. Man ant nugaros gerai gulėti, bet labai knarkiu. Nu taip, jau čia kitiem tada blogai, ar ne? Taip, bet gali būti, kad tai irgi yra dėl kvėpavimo sutrikimo. Nes labai dažnai mes, kažkas čia yra, ar ne, ar kažkas čia, kai mes knarkiam. Gali būti, kad reikia aukštos, pavyzdžiui, aukštesnės pagalvės, ar kažkokios kitokios tiesiog pagalvės, nes labai dažnai tai išsisprendžia pagalvės pagalba. Nes mes dažnai, pavyzdžiui, pradedam knarkti kada? Tada, kada, kai sakote, nugaros, ar ne, arba tada, kada, sakom, pavargę labai, arba kai sloga. Irgi tada knarkia žmonės. Tai vis tiek tai yra susijęs su kvėpavimu. Na, kartais adenoidai ir visa kita. Bet kartais pagalbė būna pagalba aukščiau padėta. Gerai, bet mes pabandykim dar toliau tęsti dabar. Pasiruošiam savo dominuojančią ranką, tą pagrindinę ranką. Ir ką mes dabar darysim? Darysim tokį pratimą, kuris ir mūsų abu smegenų pusrutulius balansuos. Tai mes prabėgsim, šiaip šitą pratimą reikia daryti ilgiau, bet mes prabėgsim gerai, bent šiek tiek, kad vėl galėtume toliau tęsti ir su kvėpavimo pratimais ir darysim tokį baksnojimą. Bet vienai kūno pusiai. Su ta ranka baksnojam priešingą kūno pusę. Pradedam nuo pakaušio, va, ir savo tempu. Galit tai daryti lėtai, galit greitai. Ir atsimenat, kad mūsų mintis tuo metu turi būti teigiamos. Negalim sakyti, ai, kokia čia nesąmonė, ką mes čia dabar darom. Mes viduje turim savo kartoti, kad, pavyzdžiui, aš atsipalaidavęs, man gera, man ramu. Dabar yra keli svarbus taškai. Vienas taškas yra va čia virš antakio. Pasibaksnuojam. Kitas taškas yra viršutinis vokas. Čia yra mūsų organai, čia yra jų taškai. Dar po akim, čia yra mūsų šalinimo sistema. Inkstai, šlapimo pūslė. Ir va taip švelniai pasibaksnuojam, pereinam. Dar yra kepenis, kepenų sistema, va šičia. Būna, kad beria kartais, ar ne, va šičia aplinkui lūpas, tai yra šalinimo sistema, kepenis. Va, pasibaksnuojam, vieną pusę, visą laiką vieną priešingą pusę, su priešinga ranka, priešinga pusė. Va su šita ranka, va šitą pusę. Taip, va šitą visą pusę, šitos pusės neliesti, taip. Ką, šičia, ar ne, sakėm, čia nervas tas klajoklis, šoną visą, ranką išsibaksnuojam. Šitą pratimą galit padaryti ryte, tada mūsų kraujotaka pagerėja, mūsų limfa truputėlį aktyvinasi.
Va, baksnuojam, išsibaksnuojam. Nugaros gal daug nepasiekėm, čia kaimynui galima būtų ar ne priešais padaryti. Ties koja irgi kiek pasiekėm koją, išsibaksnuojam priešingą, taip, su viena ranka priešingą kūno pusę. Kai namie esat, tai būtinai ir pėda, nes pėdoje yra daug mūsų taškų tokių, ar ne, svarbių. Neveltui vaikščioti basomis yra labai labai naudinga. Baksnuojam visą koją, nepaleidom ties koją, nes kraujas sukasi ratu, mes irgi vėl keliaujam į viršų, vėl keliaujam aukštyn, 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 kaklu ir baigiam ties vėl pakaušiu. Ir nusibraukiam truputėlį viską, įtampą, nusibraukiam, nusimetam. Ir truputėlį leidžiam savo pajausti kūną. Ar jaučiat kažkokį skirtumą tarp skirtingų dabar kūno pusių? Mes padarėm labai greitai. Labai tikiuosi, kad šitą pratimą pabandysit ir patys lėčiau. Ir tada pajauskit, koks skirtumas. Labai dažnai, jeigu darom taip sąžiningai, ramiai, mes pajaučiam, kad viena kūno pusė tarsi sušilo, kita liko šalta, kartais ranka net būna šalta. Viena pusė cirkuliuoja, todėl negalim palikti vienos kūno pusės, nieko neveikia su ją. Pasiruošiam savo kitą ranką, nedominuojančią, vat kairę dažniausiai, ir viską vėl padarom priešingai kūno pusiai. Tai aš dabar darysiu su kairė ranka, dešiniai kūno pusiai. Ir vėl pakaušis, pirštų galais, ne taiba, ne kumščiu, o pirštų galais. Taip, nes ten yra daug taškų, daug svarbių taškų, sensorinių taškų, pojūčių taškų, keliaujančių nervų sistemą mūsų. Virš akies, atsimenam, pokim, inkstai, šlapimo pusilėje, daug kanalų. Ir keliaujam žemyn, čia, išsibaksnuojam, su šita ranka šiek tiek sunkiau, ne? Šita ranka neišjudinta, kaklą, atsimenam, kad čia per kaklą eina tas ir klajoklinis nervas, taip, petis, šiek tiek nugarą kiek pasiekėm, krūtinė, pilvas, išsibaksnuojam. Jeigu norisi, kai būnat namie, pavyzdžiui, galim tai daryti net smarkiau, taip kaip tuo metu mūsų kūnas nori. Ir mes aktyvinam savo limfą. Kai negalim sportuoti, ypatingai tai svarbu, nes mūsų kraujas turi vaikščioti. O jeigu negalim daug judėti, pavyzdžiui, gydytojai uždraudė, yra kažkokios širdies, pavyzdžiui, liga ar dar kažkas, tai šitas pratimas yra labai naudingas, nes juo mes savo nepakenksim. Ar ne? Nieko pavojingo nėra. Ir vėl į priekį, į viršų keliaujam, baksnuodami, lygiai taip pat nepaliekam ties koją. Viską išsibaksnuojam, kaklu. Ir grįžtam prie pakaušio. Jeigu nėra laiko, pavyzdžiui, kažkur skubat ar nesinori baksnuoti viso kūno, pavyzdžiui, laukiant prie gydytojų. Ir labai neramu, kai būna, ar ne? Pavyzdžiui, kažkur ar banke, ar parduotuviai, galit pasibaksnuoti tik čia. Tiesiog, nieks neatkreips dėmesio, šitaip. Sumažėja nerimo, nes čia yra daug galvoje kanalų, kurie balansuoja truputėlį mūsų nervinę sistemą. Ir vėl nusibraukiam, įsivaizduojam, kad nubraukiam visą įtampą, visą nerimą, nusibraukiam visą kūną, nusipurtom. Ir dabar vėl prisimenam. Įkvepiam per nosį giliai. Iškvepiam. Dar kartelį. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Dabar parodysiu tokį kvėpavimą, kuris vadinasi raminantis kvėpavimas, dar kitaip okeano kvėpavimas, vandenyno kvėpavimas. Ištiesim priešai save ranką, nesvarbu jau dabar kurią, ir pirmiausia mes kvėpuosim burna, tik burna, be nosies, ir įkvėpsim
ir iškvėpsim į ranką. Kai mes ranka jaučiam orą, jaučiam savo kvėpavimą, mes įsižeminam. Jeigu, pavyzdžiui, yra labai neramu, ar prieš miegą sunku užmigti, mes turim pajausti čia ir dabar, kad mes esam čia ir dabar, mes kvėpuojam ir tai sugrąžina mūsų kūnui tokią atsipalaidavimo būseną. Tai dabar pabandom tik burna 3 kartus, o paskui tik nosimi 3 kartus į ranką, kad mūsų delnas jaustų kvėpavimą, jaustų orą, gerai? Bet viskas tas pats. Mūsų pilvas keliasi, kaip įkvėpiam. Taip, pabandom. Įkvėpiam per burną ir iškvėpiam. Dar kartelį nosies nenaudojam dabar. Įkvėpiam per burną. Jaučia ranka kvėpavimą. Kokį orą iškvėpėt? Šaltą ir šiltą? Šiltą. Dar kartelį. Tik burna. Puikiai. Dabar darysim 3 kartus tą patį, tik nosim. Burnos nereikės, tik tai nosim. Irgi į ranką. Gerai, pabandom. Dar kartelį. Ir dar kartelį. Puikiai. Kuo skiriasi temperatūra? Kokį orą kvėpėt iš burnos ir kokį iš nosies? Stipresnis buvo. Iš kur stipriau iškvėpėt? Per nosį stipriau. Aha. Per burną orą iškvėpėm šiek tiek šiltesnį. Taip, jeigu jautėt. Per nosį vėsesnį. Kai mes norim nurimti, šitą net temperatūros jautimą savo kūno irgi mus ramina. Viskas, ką mes jaučiam. Net ir lova po nugarą, jeigu mes įsijaučiam, kad jinai yra, arba jeigu stovim, arba jeigu sėdim, kad mes jaučiam kėdę, tai irgi skatina mus, toks yra įsižeminimas. Ar ne? Mes įsižeminam, mes jaučiam, kad mes čia ir dabar, kad mes kvėpuojam, kad mes esam gyvi, tai labai labai svarbus jausmas. Ypač tada, kada kažkas neramina ir kada yra kažkas sunkaus. Ar ne? Gerai. Per šitą paskaitą, kai vedu kvėpavimą, visą laiką džiaugiuosi, kai pradeda žiovauti žmonės. Nes kai jeigu šiaip vedu ką nors ir žiovauja, tai galvoju, aha, jau čia turbūt nuobodu. Bet kai vedu apie kvėpavimą ir pamatau, kad žiovaujam, tai yra labai gerai, nes vadinasi mūsų kūnas jau atsipalaidavo. Tai labai džiugu. Dabar pabandysim dar vieną kvėpavimą, kur visą kūną mes irgi kartu įdarbinsim. Gerai? Pajudės mūsų raumenis. Taisyklės bus tokios. Kai mes įkvėpsim, mes kūno dalis vieną po kitos įtempsim. Pavyzdžiui, ar ne, sakysiu, dabar įtempiam rankas. Tai bus taip. Ir kai iškvėpsim, mes jas atpalaiduosim. Šitas kvėpavimas irgi labai tinka vakare, jeigu sunku užmigti, nes mes pajaučiam, kaip atsipalaiduoja mūsų kiekviena kūno dalis. Tai iš pradžių mes pajaučiam įtampą, taip, ir iškvėpiant mes tą įtampą paleidžiam. Tai aš jūs vesiu ir sakysiu, kokias kūno dalis mes įtempiam, gerai, ir kokias atpalaiduojam. Tai dirbs ne tik mūsų plaučiai, ne tik mūsų diafragma, ne tik mūsų smegenis, nes galvosim, kokios tos kūno dalis, bet dirbs ir viso kūno raumenis. Gerai? Ir mes išmoksim įtempt ir atpalaiduoti. Tada, kada mes, pavyzdžiui, sėdim
Ar ne, mes juk nepajaučiam savo kūno. Ir būna taip, kad mes kaip nors jau žiūrim, taip sėdim kažkaip. Arba akis, ar ne, įtempiam savo veidą. Ir paskui žiūrėk, atkreipiam dėmesį, kad mes įsitempę ir atpalaiduojam. Tai jeigu šitą pratimą kartojam dažniau, mes dažniau pajaučiam, kaip mes įsitempę ir dažniau sakom savo kūnui atsipalaiduok. Aš kai vairuoju mašiną, kaip galvojat, kas dažniausiai būna labai įsitempę pas mane, vairuojant mašiną? Akis taip, bet kas dar? Akis tai taip, akis irgi tarp kitko įtempsim ir atpalaiduosim. Kojos visada ir visada, jeigu tik pagalvoju, aš jas stengiuosi atpalaiduoti, nes kojos būna įsitempusios. O atrodo, sėdžiu ir nieko neveikiu, bet jeigu mes įtampoj kažkokio ir ne, mes turim prisiminti, kad mūsų kūnas kenčia, mes turim jį kuo dažniau atpalaiduoti. Tai dabar pabandysim, jeigu patogu, galit būti užsimerkę, gerai, ir įkvepiam per nosį, pilvas įsipučia, ir iškvepiam per burną. Ir keliausim, pradėsim nuo pėdų ir kilsim link viršaus. Dažniausiai atsipalaidavimo pratimai pradedami nuo pėdų ir keliaujam link galvos. Gerai? Ir dabar pabandom, kadangi jūs sėdit, tai mes įtempsim pėdas tokiu būdu. Prispausim jas prie žemės. Ir kai atleisim, tai jas atpalaiduosim, kojas atpalaiduosim. Gerai? Ir taip keliausim visų kūnų. Tai dabar įkvepiam ir pėdas spaudžiam prie žemės. Smarkiai, smarkiai. Ir iškvepiam ir atpalaiduojam pėdas. Dar kartelį įkvepiam pėdas, spaudžiam prie žemės, lyg tai įkaltos jos būtų ir iškvepiant atpalaiduojam. Keliaujam aukštyn ir įtempsim ir atpalaiduosim blauzdas. Taip, šitas dalis įtempsim, įkvepiam, įtempiam blauzdas ir iškvepiam, atpalaiduojam. Dar kartelį įkvepiam, blauzdos įsitempia ir iškvepiant atpalaiduojam. Dabar mūsų šlaunis, kartais jos įsitemps, vat kaip sėdim ar ne, kai įtempiam šlaunis, kas atsitinka, pasakykit man. Įtempkit dabar savo šlaunis. Ką jaučiat? Užpakaliukas pakyla, taip? Tai kai mes įtempsim, truputį jausim, kad mūsų kūnas pasikelia. Ne? Pabandom. Įkvepiam, įtempiam šlaunis, tuo pačiu ir užpakaliukas įsitempia ir iškvepiam, tarsi susmingam į kėdę. Va, labai gerai matau, Vytautas atsipalaidavo, net atrodo sugriuvo. Dar kartelį įkvepiam, įtempiam šlaunis, visas užpakaliukas įsitempia ir iškvepiam, tarsi susmingam į kėdę. Gerai. Dar kartelį, dabar keliausim vėl aukštyn, pilvas. Mes jį išputinėjom, dabar mes jį išpūsim dar smarkiau, kad jis visas įsitemptų. Gerai. Įkvepiam. Ir dabar, kai iškvėpsim, jis tarsi atrodys, kad prilimpa prie nugaros. Įtempiam puikiai. Dar kartelį įkvepiam. Išsipučia kaip balionas smarkiai, smarkiai. Ir iškvepiam. Subliūkšt. Puikiai. Dar keliaujam aukštyn. Va, čia gerai raumenis pilvo treniruot, ar ne? Dar kartelį. Subliūkšta, bet ne tiek, kiek norėtume, ar ne? Dar kartelį, dabar pilvas, ar nebuvo, keliamės aukštyn, pajausim krūtinę, ir įkvepiam,
krūtinė išsipučia. Ir iškvepiant nusileidžia. Gali išsipūsti, šiek tiek pakyla, ar ne? Dar kartelį įkvepiam. Daug oro, atrodo, ten viską neatspaudžia. Ir iškvepiam. Puikiai. Dabar rankos. Tik plaštakos, ar ne? Kai įkvėpsim, mes smarkiai suspausim plaštakas, gerai? Įkvėpiam, suspaudžiam ir atpalaiduojam. Dar kartelį įkvėpiam, suspaudžiam smarkiai ir atpalaiduojam. Gali net plaštakos ar ne ir kitose kūno dalyse atsirasti tos dilgčiojimo jausmas, toks tirpimo jausmas, kai atpalaiduojam. Gerai? Dabar įkvepiant visas rankas, ar ne? Dabar buvo tik tai plaštakos, o dabar visas rankas įtempsim, jos atrodys tarsi tokio terminatoriaus, gerai? Įkvepiam, įtempiam rankas ir atpalaiduojam. Dar kartelį įkvepiam, įtempiam rankas, iškvepiant atpalaiduojam. Dabar, kai įkvėpsim, įtempsim pečius. Mes dažnai juos būnam įtempę, tik tai nepastebim. Tai kai įkvėpsim, pečiai pakils aukštai ir atpalaiduosim. Įkvepiam, pečiai pakyla aukštyn, atpalaiduojam. Dar kartelį įkvepiam, pakyla aukštyn pečiai, atpalaiduojam. Puikiai. Labai gerai. Dabar pereinam prie galvos, veido. Veidas yra be galo svarbus, kai išgyvenam įtampą. Veide prisikaupia labai daug įtampos, jeigu išgyvenam pyktį, jis irgi nusėda veide. Ir Vytautai, kai sakėt apie miegą, ir jeigu sunku užmigti, atkreipkim dėmesį, ar neįsitempia mūsų žandikauliai. Nes labai dažnai mes turim įtampą žandikauliuose ir tai neleidžia mūsų kūnui užmigti, mūsų smegenim atsipalaiduoti. Tai atkreipkite dėmesį labai savo žandikaulius. Dabar pereinam prie veido irgi. Pirmiausia bus lūpos. Gerai, įkvėpsim ir lūpas spausim viena į kitą smarkiai ir kai iškvėpsim, jos atpalaiduosim. Gerai, įkvėpiam, suspaudžiam lūpas ir iškvepiant atpalaiduojam. Dar kartelį įkvepiam, suspaudžiam. Ir iškvepiant atpalaiduojam. Irgi gali juose pasijausti šiluma, va ten kraują dabar aktyvinsim visą ten, kur jo atrodė, kad net nėra. Ar ne? Gerai, lūpos. Dabar, kaip sakiau, žandikauliai. Kai įkvėpsim, mes žandikaulius suspausim. Suspausim savo dantis, ne, vieną prie kito žandikaulius ir kai iškvėpsim, atpalaiduosim ir burna bus šiek tiek praverta. Gerai? Įkvepiam, spaudžiam ir iškvepiam, atpalaiduojam. Net galima taip pasukioti jos, pažiūrėti ar vietoje, ar gerai susispaudė. Dar kartelį įkvepiam, suspaudžiam, kaip pyktume, ne? Kažko, kaip pykstam, taip nervuoja viskas. Ir iškvepiam, atpalaiduojam. Gerai, pasižiūrim, ar vietoje viskas, galim pasimasažuoti. Puikiai. Dabar liežuvis. Kai įkvėpsim, liežuvis spausim į viršų. Gerai, prie gomurio. Įkvepiam ir spausim liežuvį. Smarkiai. Ir iškvepiam. Liežuvis nukrenta.
Dar kartelį įkvepiam, spaudžiam liežuvį. Iškvepiam, atsipalaiduoja visa burna ir liežuvis. Puikiai. Keliaujam toliau ir įkvėpsim, iškvėpsim ir atpalaiduosim akis. Kaip sakėt, kad vairuojant ar ne man įsitempia akis, tai mūsų akis visą laiką dirba šitas raumuo. Tai dabar, kai mes įkvėpsim, mes suspausim taip akis, ar ne, lyg norėdami smarkiai užsimerkti. Ir kai atpalaiduosim, atmerksim, arba jos gali būti užsimerkusios, bet atpalaiduotos. Įkvepiam, suspaudžiam akis smarkiai ir atpalaiduojam iškvepiant. Gali pasijausti toks spaudimo jausmas, net pamirguliuot akyse gali, dirba mūsų raumuo, mes jį atpalaiduojam. Dar kartelį įkvepiam ir užsimerkiam, tarsi nenori matyti kažko. Ir iškvepiant atpalaiduojam. Jeigu norisi, galim likti užsimerkę, įtempsim ir atpalaiduosim dabar kitus raumenis susijusius su akim. Tai mes, jeigu dabar spaudėm akis, tai dabar kelsim jas aukštyn. Va šitaip. Kelsim raumenį aukštyn. Įkvepiam, keliam aukštyn, tarsi nusteptume. Ar ne? Geriau, kad būtumėt užsimerkę. Va, keliam aukštyn ir iškvepiam, atpalaiduojam. Dar kartelį įkvepiam, keliam aukštyn antakius ir iškvepiant atpalaiduojam. Toliau kakta. Irgi, kai įkvėpsim, mes surauksim savo kaktą ir kai iškvėpsim, atpalaiduosim. Atsimenam, kad veidas turi būti kuo labiau atsipalaidavęs. Gerai? Įkvepiam ir susiraukiam, va, suraukiam kaktą smarkiai ir iškvepiant atpalaiduojam. Dar kartelį įkvepiam, suraukiam kaktą, tarsi pyktume ant kažko smarkiai ir iškvepiant atpalaiduojam. Puikiai. Ir dabar dar užsimerkę, dar 3 kartus įkvėpsim ir iškvėpsim. Gerai? Įkvepiam per nosį, pilvas įsipučia. Ir iškvepiam visą įtampą, visą nerimą. Dar kartelį įkvepiam per nosį, įkvepiam atsipalaidavimą, ramybę. Ir iškvepiam visą įtampą, blogas mintis. Ir paskutinį kartą įkvepiam sveikatą, ramybę, laimę. Ir iškvepiam nuovargį, pyktį, liūdesį. Puikiai. Gerai. Kaip jaučiatės? Nesisuka galvos po tiek kvėpavimo. Kaip jaučiasi kūnas? Kaip jaučiasi jūsų kūnas? Pabandykit pajausti visas kūno dalis ir įsivardinti savo, kokioj kūno daly yra daugiausia įtampos. Kur daugiausia jaučiat, kad įsitempia? Vanda, kur jūs jaučiat, kad daugiausiai įsitempia? Nežinot? Tai gal jau visą atsipalaidavot. Nu, kaip kiti, kur jaučia daugiausiai įtampos dažniausiai ir va dabar ir šiaip dažniausiai? Pečiuose, taip. Pečiuose dažniausiai, net sako, bet nuo pečių našta nukrito, ar ne? Kada slegia kažkokia našta, dažniausiai mes jaučiame ant pečių. Tai kvėpavimo pratimai, ar ne, labai padeda tą įtampą numažinti. Ir va tas galima įvairiausi tie pratimai, kur mes įtempiam ir atpalaiduojam. Dažniau prisiminkim savo pečius, ar ne? Dažniau padarykim kažkokių pratimų irgi pečiam ir dažniau kvėpavimo, nes, va, kaip sakėm, jeigu susispaudžia mūsų diafragma,
įtampa atkeliauja į pečius. Ne, nuo to nepagalvotume. Ir ne, taip, fizinio krūvio daug buvo, taip, neždavot, taip, tada mūsų ypatinga, ar ne, galbūt ir stuburos lankstelių, stuburas, kai iškrypsta, ar ne, tada visą įtampą kažkokios kitos kūno dalis kompensuoja, ar ne, ypatingai pečiai. Gerai, dabar mes dar pasidarysim tokį pratimą, labai paprastą, paskutinį, ne, kuris irgi nuima kažkokią įtampą, leidžia atsipalaiduoti, ypač kai labai norisi kažką apsikabinti, bet šalia neturim ką, mes galim apsikabinti save ir tuo pačiu mes kūnui siunčiam tokį atsipalaidavimo signalą. Tai pratimas paskutinis yra drugelis, labai lengva atsimint. Mes rankas uždėsim ant va štai perkryžiuotas, užsimerksim, dar kol žiūrit, tai galit pabūti atsimerkę, kvepuodami iš lėto, mes darysim tokį, tarsi plasnotume drugelio sparnais. Vieną pusę, kitą, vieną, kitą. Krūtinėje pas mus gyvena keli dalykai. Per krūtinę eina, kaip ir sakiau, tas nervas klajoklis ir krūtinėje yra liaukos atsakingos už imunitetą. Tai šitas paplasnojimas truputėlį stimuliuoja. Dar krūtiniai, žinokit, gyvena siela. Irgi, pas kurią vis verta apsilankyti, užeiti, paklausti, kaip jinai ten pas mus gyvena kūne. Ir pabandom padaryti. Iš lėto savo tempu. Užsimerkiam vieną, kitą. Ir irgi kažką savo pasakom, atpalaiduojančio. Galbūt aš esu sveikas ar sveika, aš esu ramus ar rami. Sau kažkokį palinkėjimą. Ir dar galim apsikabinti per pečius. Puikiai. Ačiū Jums šiandien labai, kad viską taip darėt, stengiatės, bet svarbiausia, žinokit, ne tik čia tai daryti, bet kad kai grįšit, kiekvieną dieną prisiminkit bent vieną kažkokį pratimą. Gerai? Pažadat? Būtinai, nes atsiminkit, kad jeigu taisyklingai kvepuosit, tada ir būsit sveikesni. Gerai? Ir apkabinkit save, nepamirškit. Taip, aš įsivaizduoju, bet žinot, ir tas amžius, kai mes gyvenam, ar ne, mūsų po truputį tas kūnas keičiasi ir atsiranda įvairūs tie skausmai. Labai svarbu vis apie save pagalvoti, vis stengtis atpalaiduoti tą savo kūną, nes kuo daugiau jame įtampos, tuo ir skausmas smarkesnis, ar ne? Ir būna lėtinis skausmas, kur visą laiką mes turim jį. Bet tą labai svarbu, ar ne? Save mylėti ir kuo dažniau atpalaiduoti savo tą kūnelį. Tai ačiū Jums labai, pasiplokit savo, kad taip gražiai darėt pratimus šiandien. Ačiū ir likit kiek įmanoma sveiki. Gerai? Ačiū Jums labai. Ačiū.